Konferencija krikščioniškosios demokratijos idealai, istoriniai rakursai ir dabarties politikos iššūkiai. Tradicinė Jonavos miesto apžiūra. Neatlygintinos kraujo donorystės turas. Audriaus Reipos fotografijų paroda. Sporto klubo Aerogym šventė. Seimo frakcija Tvarka ir teisingumas, Europos parlamento narys prezidentas Rolandas Paksas bei visuomeninis judėjimas Lietuvos tautai surengė konferenciją Krikščioniškosios demokratijos idealai, istoriniai rakursai ir dabarties politikos iššūkiai. Konferencija vyko birželio 19 dieną Lietuvos Respublikos Seime istorinėje Konstitucijos salėje. Konferencijos pradžioje Seimo narys Petras Gražulis perskaitė Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko sveikinimą konferencijos dalyviams. Sveikinu jūs visus, surengus šią konferenciją ir susirinkus ją. Esu be galo nustebintas, kad šiais tokiais liberaliais laikais atsirado entuziastų sukviesti konferenciją tokia tema. Tokiu laiku tiesiog laikau jūs didvyriais. Džiaugiuosi, kad sudaryta tokia nuostabi konferencijos programa. Dėkoju Dievui ir jums, kad tautai ir bažnyčiai svarbias vertybės ginate ir rūpinatės. Ir žadate jas plačiau aptarti, išsiaiškinti ir išsaugoti ateities kartoms. Jos yra labai svarbios ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai ir jos ateičiai. Konferencijos dalyvius Rolandas Paksas kvietė kurti modernų tautiškumą, sąžiningą, dorą ir laimingą visuomenę, kurioje šimtmečiais puoselėta kultūra ir vertybės derėtų su naujojo pasaulio nešama pažanga. Suėjome draugėn tam, kad svarstytume unikalios bei neaprėpiamos savo gelme ir prasmingumu politinės minties, krikščioniškosios demokratijos vertybės, jos istorinius rakursus, iššūkius nūdienos pasaulyje. Pasaulyje, kuriame savo kelią į ateitį tiesia išsivadavusi lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė. Kaip savo laiške savo dukrai yra sakęs prezidentas Aleksandras Stulginskis, mūsų lietuvių maža, nes galime iškilti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu. Žinot, šioje lakioje Aleksandro Stulginskio frazėje sutalpinta jo žmogiškoji išmintis, kurioje atsispindi tikro valstybininko mąstymas ir rūpestis dėl Lietuvos tautos likimo. Laisvės klausimą gali spręsti tik pati lietuvių tauta, tad toj kovoje tik ją remtis, sakė Lietuvos Respublikos steigiamojo Seimo pirmininkas, prezidentas, Gulago tremtinys ir kalinys, vienu kritiškiausių momentų valstybingumo aušroje, vienintelis iš valstybės vyrų, iš vadovų likęs Lietuvoje ir kartu su jie patyręs tragiškus epochos sunkumus. Istorikas, diplomatas, profesorius Alfonsas Eidintas Aleksandro Stulginskio biografiją jo laikmetį vadina ištisą epochą žmonijos, Europos ir Lietuvos istorijoje. Laiko požiūriu šias abi mintis skiria beveik pusiamą, tačiau jas abi jungia tikėjimas savo tauta ir nerimo nuojauta. Aleksandras Stulginskis visa savo esybė buvo krikščionis ir tikras demokratas. Krikščioniškoji mintis yra nepaprastai svarbi mūsų valstybingumo raidai, kaip ir demokratiniai procesai krikščioniškosios idėjos sklaidai Lietuvoje. Krikščionybė, demokratija ir laisvoji ekonominė erdvė – tai matmenys, kurie apibrėžia mūsų bendrystę Europoje su kitomis tautomis. Esu įsitikinęs, kad turime siekti, jog valstybės išlaikoma vaikų ir jaunimo švietimo bei ugdymo sistema Lietuvoje turi būti grindžiama krikščioniška tradicija, o Europos Sąjunga užtikrintų, kad ji nebūtų diskriminuojama. O kaipgi turėtume elgtis, jeigu būtų priešingai? Valstybės ir bendruomenės pareiga pagelbėti silpniesiems ir skurstantiesiems, krikščioniško ir socialinio mokymo esmė. Norim priminti mūsų vieną programinę iniciatyvą. Nustatyti vieningą minimalių pajamų kriterijų vienam asmeniui visoje Europos Sąjungoje
Lietuvos politikų buvo sutikta ganėtinai šaltai. Tuo tarpu praėjus truputį daugiau nei metams šį siūlymą išgirdo Europos komisija. Ir tai iš tikrųjų yra geras ženklas. Europos komisijos narė atsakinga už darbą Marianne Thyssen pareiškė sieksianti, kad visose 28 ES valstybėse būtų nustatytas minimalus socialinis apsaugos standartas. Minimali nedarbo išmoka, minimalios pajamos, minimali vaiko priežiūros išmoka ir minimalus sveikatos apsaugos prieinamumas. Komisarė pripažįsta, kad komisija neketina nustatyti tokios pačios minimalios algos visose ES valstybėse. Tačiau pagaliau imta kalbėti apie bendrus kriterijus, kuriais turėtų būti vadovaujamasi, atsižvelgiant į kiekvienos šalies narės ekonominę situaciją. Esu įsitikinęs, daugiau negu įsitikinęs, kad mes pasieksime, kad ES būtų nustatytas vieningas asmens minimalių pajamų kriterijus. Mėly kolegos, valdžią mes suvokiame kaip optimaliausią priemonę tarnauti savo tautai ir bendruomeniai. Norėčiau pabrėžti, kad atsakingas darbas asmens, šeimos ir tautos gerovei visose valstybės gyvenimo srityse krikščioniškų idealų šviesoje yra iššūkis nūdienos pasaulio. Šiandien būti krikščionimi jau yra iššūkis. Kartuoju dar kartą Stulginskį. Mūsų lietuvių maža. Mes galime iškilti tik savo mokslu, gabumais ir darbštumu. Taigi, esu įsitikinęs, kad žmogaus kūrybingumo ugdymas, jo dvasinis tobulėjimas, mokslinio potencialo stiprinimas yra tie pagrindiniai baltieji stulpai, žymintis Lietuvos kelią į ateitį. Tardamiesi su tauta mes galime sukurti unikalias sąlygas kiekvienam žmogui tobulėti, kurti asmeninę gerovę, siekti bendrumo pilnatvės, puoselėti kūrybiškumą bei ugdyti savo verslumo gebėjimus. Čia, Lietuvoje. 10 tezių, kurias norėčiau jums pateikti, svarstyti šios prasmingos konferencijos proga. Gal jos galėtų būti kaip pirmieji žingsniai tą linkme skirti Lietuvos valstybės šimtmečiai, kurį švęsim 18. Pirma, 100 Lietuvos istorijos pamokų kursas skirtas kiekvienam to norinčiam lietuviui. Antra, 100 kiekvieno mūsų savanorystės valandų tvarkant ir gražinant Lietuvą. Trečia, 100 knygų serija Lietuvos šimtmečio biblioteka. Ketvirta, 100 naujų sporto aikštelių ir sveikatingumo trasų. Penkta, 100 kilometrų naujausių dviračių takų. Šešta, 100 naujų modernių daugiabučių jaunoms šeimoms. Septinta, 100 tūkstančių naujų kvalifikuotų darbo vietų. Aštunta, 100 aukštosios kultūros parodų ir koncertų. Devinta, 100 sertifikuotų ekologiškų žemės ūkių. 10, 100 atgimusių mažų miestelių. Gerbiamieji, kurkime modernų tautiškumą, sąžiningą, dorą ir laimingą visuomenę, kurioje šimtmečiais puoselėta kultūra ir vertybės derėtų su naujo pasaulio nešama pažanga. Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė Vidmantas Valiušaitis, Mykolo Riomerio universiteto Adolfo Damušio demokratijos studijų centro vadovas, Valdas Vasiliauskas, Seimo migracijos komisijos pirmininkas, kunigas Algirdas Toliatas ir profesorius Povilas Gilys. Lietuvos policijos kapelionas kunigas Algirdas Toliatas kalbėjo apie vienybę bei pagarbos ir pasitikėjimo svarbą. Be pasitikėjimo nieko nebus. Pažiūrėkite, visos partijos yra ir jos yra reikalingos. Tai yra turtas. Bet kas atsitinka su demokratija? Demokratija yra nuostabiai reikalinga. Bet demokratijos silpna vieta, kad jeigu nėra pasitikėjimo tarpusavy, mes neprimsim jokių rezultatų. Mes kalbėsimės be galo. Kalbėsim, dar kalbėsim, nebus rezultatų. Tam, kad būtų rezultatas, reikia pasitikėjimo. Kad mes patikėtume, kad prieš mane sėdintis mano oponentas nenori man blogio, nenori blogio Lietuvai. Iš bendrų vertybių mūsų interesai gali būti skirtingi, bet kas mūsų apjungs?
Kažkokios bendros vertybės turi jungti, nes kitaip nebus rezultatų. Galbūt bažnyčia galėtų būti ta vieta, kuri pasiūlo apvalų stalą. Ne kažkokius tai konkrečius primestus tikėjimų doktrinas. Ne. Vieta, namai, kur visi susėdam neformalioje aplinkoje, kad ieškoti bendrai sprendimų. Kad mokytis, kad įvardinti. Žinot, šiandien, kadangi organizuoja Tvarka ir teisingumas, iš tiesų tai yra 2 žodžiai, be kurių rezultatų turbūt neįmanoma pasiekti. Tvarka tai yra harmonija. Tai kad mes būtume vieningi. Be harmonijos nieko nebus. Čia kaip toj pasakėčiau, vienas į vieną pusę traukia, kitas į kitą, nebus rezultatų. O nes jeigu mes nepasieksime sinergijos, skirtingos partijos, jeigu nepasieksim sinergijos, nebus rezultatų. Turim būti harmoningi, o tai reiškia tvarkingi. Bet kitas dalykas, neužtenka būti harmoningu ir tvarkingu. Nusikaltėlių grupuotės irgi yra harmoningos ir pasiekia puikų rezultatų savo srityse. Reikia dar būti ir tvarkingiams, reiškia turėti vertybės, stuburą. O kiek yra vertybių, tiek kiek žmonių. Kiekvienas turi savo tiesą. Tai yra labai priimta ir populiaru. Bet iš tiesų yra ir tos amžinosios vertybės, dorybės. Gal nelabai noriu nuto šitą žodžią, nes iškart rodo krikščionybė, tai kažkas primesta. Ne ta prasme dorybės, kad kažkokios vienos pozicijos, vienos partijos, kad ir krikščioniškos, primestos kažkokios tai tiesos. Ne, bet tai, kas jungia, tai, kas yra amžina, tai, kas išlieka. Ir šitie dalykai mus gali apjungti, suvienyti ir padėti mums pasiekti rezultatų. Čia turėtų būti mūsų siekimybė. Mančiau net ir šito susitikimo tikslas, jeigu mes pasieksime didesnę pagarbą vieni kitiems. Pagarba tai reiškia sugebėti išklausyti kitą ir kitokią nuomonę. Nes mūsų skirtumai tai arba mums taps turtas, arba problema, arba rakštis. Po pranešimų vyko konferencijos dalyvių diskusija. Birželio 15 dieną Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius organizavo tradicinę miesto apžiūrą, kurioje dalyvavo miesto reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Algimantas Dabašinskas, uždarosios akcinės bendrovės Jonavos paslaugos direktorius Edmundas Mulokas, Jonavos miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys, viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Andrius Venskus bei rajono žiniasklaidos atstovai. Akcinės bendrovės Achema 50 metų jubiliejaus proga mieste pastatyti Jonavos garbės piliečio ilgamečio Achemos vadovo Bronislovo Lubio skulptūra. Miesto seniūnija įpareigota pasirūpinti, kad Bronislovo Lubio skulptūra būtų apšviesta tamsių paros metu. Skulptūrą prižiūrėti įpareigojama uždaroji akcinė bendrovė Jonavos paslaugos. Tai vienas dalykas, kad apšvietimas mokyklos nebeapšviečia, o kitas dalykas vis tik norėtųsi tą Lubį vakare apšvies kažkaip. Tai apšvietimas, kuris dabar egzistuoja, jis nukreiptas į mokyklą, bet nieks yra nenukreipta į Lubį. Tai seniūno prašau pagalvoti, gal galim, taip kaip pat yra mūsų tas žiedė, kaip čia, ne kario, miesto saugotojo, bokšto šviesos apšvietimas, ten yra nukreiptas toks spindulinis, kaip spektaklį, teatrinis apšvietimas. Tai galvoju, ar nuo to, ar nuo kažkurio galbūt galima tiesiog padaryti tokį spindulinį, neišsklaidytą šviesą, spindulinį apšvietimą į mūsų skulptūrą. Kitas dalykas, su paslaugom šnekam, kaip čia periodiškai bus valoma ir kas čia valys, nes paukščiai nesirenka. Lubys ar nelubys, vis tiek apdergs kažkas. Joninių slėnis tampa bene pagrindinė poilsio vieta Jonavoje, todėl nuolat rūpinamasi šios teritorijos priežiūra ir gerinimu. Artėja rasų šventė, todėl numatyta pasirūpinti papildomų Joninių slėnio apšvietimu. Uždaroji akcinė bendrovė Jonavos paslaugos įpareigota nupirkti ir pasodinti želdinių, kad aplink viskas žaliuotų ir žydėtų. Jeigu dabar bijot sadinti prieš Joninės, tai palaukiam, Joninės praeis, nukas galutinius, tada galėsim sodinti iš naujo. Bet pasiruošėt normaliai užsodinti, kad kitais metais čia jau būtų tiek, kad būtų nepatogu eiti sėsti. Nes dabar pažiūrėk, ten grinai, kad keli krūmeliai, tai ten... Aš jau pastebėjau, tik fiksuoju iš pradžių, kiek buvo. Šitą teritoriją saugosim. Jeigu išeis su šunim, nieks ten neis. Tai šiaip jau neturėtų būti baisu kažką ten pasodinti, dabar netgi. Bet jeigu jau labai bijom, tai ką žinau.
Bet tada per tą laiką, per kelias savaitės įsirinkit, ką sodinsit, tą patį ir kažką kitą ir pasodinkim. Joninių šventės metu siekiant apsaugoti dviračių taką nuo suniokojimo, bus uždrausta juo važiuoti komerciniams automobiliams. Miesto seniūnija pareigota užsakyti ir nupirkti apšvietimo stulpų ir pakeisti tuos, kurie sugadinti. Tokių yra Vilniaus gatvėje. Komisija stabtelėjo ir prie greta bažnyčios esančio dviračio tako. Šiuo metu čia atliekami darbai, tačiau dviračio tako atkarpą paprašyta išasfaltuoti kuo greičiau. Miesto seniūnijai nurodyta panaikinti tvorą likusią nugriovus apleistą pastatą šalia Jonavos rajono apylinkės teismo ir likusius betoninius stulpus Chemiko gatvėje prie 136 pastato. Ši teritorija artimiausių metų turi būti sutvarkyta. Mieste esančios autobusų stotelės puikiai vieta reklamai. Rajono meras nurodė visiems nemokamų renginių Joninių slėnyje organizatoriams pagaminti didelės afišas ir iškabinti stotelėse. Ir yra šiaip sudaryta renginių programa iki rugpjūčio pabaigos. Tai mano siūlymas, kadangi visi žinom, kas nori, tas žino tą programą, mes tikrai žinom, ir ten yra 10 renginių nemokamų žmonėm, tai aš siūlau sudaryti normalų plakatą atitinkantį šito viso išmatavimo rėmus ir įdėti čia, šitoj vietoj tą plakatą, įdėti prie Kūno kultūros ir sporto centro tą apvalį yra tokia, ten mūsų yra tas daiktas. Jeigu dar neteko išgirsti, kad ten yra visiškai mūsų daiktas. Ir ten sudedam tos skelbimus, kad žmogus lauks autobuso, pasižiūrės, kad šventė kažkokia laukia, tai nueis, o dabar ką jis žiūri čia? Į nieką. Visuomenės informavimo priemonėse nuolat primename, kokį pavojų žmonėms ir gyvūnams kelia erkės. Tačiau mūsų mieste erkių rojų galima rasti ne vienoje vietoje. Žalioje nešienaujamos privačios teritorijos. Viešosios tvarkos skyrius privalės išsiaiškinti, kam priklauso neprižiūrimi sklypai. Pareikalauti, kad žolė būtų nušienauta, o reikalui esant taikyti ir administracinės nuobaudas. Jei teritorijų savininkai neturi galimybės žolę nušienauti savo jėgomis, jie gali sudaryti sutartį su uždarę akcinę bendrovę Jonavos paslaugos. Praėjusią vasarą uždaroji akcinė bendrovė Jonavos vandenis jonaviečiams dovanojo geriamojo vandens stotelę, kuri buvo įrengta netoli Neries krantinės ir Šventojo Jokūbo bažnyčios. Šią savaitę bendrovė įrengė dar vieną geriamojo vandens stotelę netoli Joninių slėnio. Karštomis vasaros dienomis dviratininkai ar Joninių slėnyje poilsiaujantys žmonės jau gali numalšinti troškulį gaivių vandens gurkšnių. Bendrovės vadovai tikisi, kad jonaviečiai ne tik mėgausis vandeniu, bet ir saugos geriamojo vandens fontanėlį. Birželio 11 dieną Lietuvos nacionalinis kraujo centras pradėjo 6-ąjį neatlygintinos kraujo donorystės turą po Lietuvą. Kraujo donorystei skirti renginiai prasidėjo Vilniuje ir per 10 dienų aplankys 11 šalies miestų. Po Vilniaus nacionalinio kraujo centro komanda aplankė Kauną, Klaipėdą ir Panevėžį, o birželio 15 dieną atkeliavo į Jonavą. Kraujo centro darbuotojai buvo nustebinti tokia žmonių gausa. Žmonės būriavusi jau nuo ryto. Vidurdienį buvo pasveikinta 50-oji kraujo donorė. Tai iš tikrųjų esate tas 50-as gražiai suapvalinat į tą gražią tokią reikšmingą pusę, kadangi tai yra 50, tai yra jau pusšimtis, tai yra labai daug. Man labai smagu, kada sėdi jaunas žmogus, tą darantis, pradedantis daryti dar jaunuose metuose ir kada tą daro neatlygintinai, kad rūpinasi kitais, tai reiškia, kad tai yra pilietiškas žmogus. Mes norim, kad kolegė šalia stovi, įteikti jums tokį nedidelį maišelį, simbolinį dovanėlių, papildomai pažymėjimą, kad jūs davėte pirmą kartą kraujo ir kad davėte kraujo pasaulinės kraujo donorus dienos dėka. Apskritai tokia kaip diena, kuri buvo vakar iš esmės, bet mes minim turą, važiuojam per 11 miestų ir teko girdėti, kad apskritai važiuojam per visą miestą. Tai kur jūs girdėt, per televiziją, girdėt per radiją ar internete skaitit? Facebook'e. Tie žmonės, aišku, Facebook'e dabar jau niekur nedingsi nuo Facebook'o, viskas čia yra matoma ir šiandieną jūs atkeliausit į Facebook'ą, kadangi mes čia padarysim meninę fotosesiją, ir dabar fotografas jau atskubėjo, tai yra fotografija, nusitaikė tiesiai jūs, paukščiukas išlindo ir aš nešypsau, dabar šypsomės.
Fainai, ačiū. Pasak Nacionalinio kraujo centro donorystės skyriaus vedėjo Giedriaus Bakučionio, jonaviečiai neatlygintinai duoti kraujo susirinko gausiau nei Kauno, Panevėžio ar Klaipėdos gyventojai. Turo akcija Jonavoje tai iš tikrųjų stebina savo gausumu tikrai aktyviai. Prisipažinsiu, nesitikėjom, kad jau iš pat ryto minios žmonių, tiesiog galima sakyti, šturmuos mūsų palapinę. Iš tikrųjų labai džiugu, žmonės labai aktyviai noriai dalyvavo ir dalyvauja ir dabar susirinkę. Praktiškai nėra laisvos vietos, tikrai neturiu žodžių, neturiu kaip padėkoti. Na, aišku, savo gausa galbūt Vilnius yra visada toks pirmaujantis, kiti miestai tikrai labai prisideda smagiai. Kas yra įdomiausia, kad būtent turbūt ir Jonavoje šiemet turėsim tokį, gal net ir neeilinį, gal rekordišką kiekį, nes tikrai iš tokių vidutinių miestelių, galim sakyti miestų, tai yra tikrai gana didelis kiekis, jau šiuo metu yra 50 žmonių davė kraujo paaukoje. Taip, kad tikimės, kad kokių gal net ir iki 70 gali būti. Vilniuje tai buvo 267 žmonės davė kraujo, tai tikrai skaičius yra didelis ir mums irgi nelabai tikėtas, nes dirbo pilnu tempu visos brigados ir visi. Buvome Klaipėdoje, buvome Kaune ir Panevėžyje šiuo metu. Tai visur irgi taip pat žmonės gana aktyviai, gana noriai dalyvauja, aplanko, domisi, klausia apie donorystę, klausia apie patį procesą. Tikrai puiku. Kaune užsiregistravusiųjų priduoti kraujo buvo 105, Klaipėdoje apie 90, Panevėžyje apie 80 žmonių. Jonavoje likus valandai iki akcijos pabaigos duoti kraujo buvo užsiregistravę 116 žmonių, tačiau nemažai jų dar laukia eilėje. Tai labai nustebino kraujo centro darbuotojus. Pagal tokio dydžio miestelį tai yra rekordiškas skaičius. Nacionalinis kraujo centras krauju aprūpina net 70 Lietuvos medicinos įstaigų. Siekiant užtikrinti reikiamas kraujo atsargas ir propaguoti savanorišką kraujo donorystę, nuolat rengiamos išvažiuojamosios akcijos. Po Jonavos nacionalinio kraujo centro komanda vyks į Visaginą, Tauragę, Šiaulius, Marijampolę, Kėdainius ir Alytų. Renginio dalyvių laukia pramogos, koncertai, rėmėjų dovanos ir galimybė atlikti gerą darbą, paaukoti kraujo. Nacionalinio kraujo centro duomenimis kasdien Lietuvoje kraujo reikia 200 žmonių. Kad užtikrinti kraujo ir jo komponentų poreikį, būtina, kad į didžiuosiuose miestuose esančius kraujo centrus kasdien ateitų ir kraujo duotų per 400 donorų. Vien sostinėje, kad ligoninės nejaustų kraujo stygiaus, reikia, kad nacionalinėme kraujo centre kasdien kraujo duotų daugiau nei 150 donorų. Jonavos rajono savivaldybės antrajame aukšte eksponuojama Audriaus Reipos fotografijų paroda. Jonavietis tapo tilto per nerį rekonstrukcijos vaizdo metraštininku. Senas suprūdijęs tiltas, vėliau triūsiantys darbininkai, technika ir parodos kulminacija – tiltas dabar. Audrių maloniausia fotografuoti gamtą, paukščių, stambių planų vorus, skruzdes ir dar pertikti savo meilę fotografijai jaunesniems už save. Audrius dirbo Senamiesčio gimnazijoje neformaliojo ugdymo mokytojų fotografu. Su gimnazistais praktinių užsiėmimų metu eidavo ant senojo tilto gaudyti akimirkų. Mat tuo metu ten darbo dienomis prasidėjus rekonstrukcijai buvo didžiausias šurmulys, o moksleiviai galėjo mokytis, kaip daryti fotografijos reportažui. 28 kūrėjo planuose sporto arenos statybos istorija. Jis dar nežino, ar šios fotografijos virs dar viena teminė paroda. Laikas parodys. Birželio 20 dieną Jonavos Joninių slėnyje vyko Jonavos kūno kultūros ir sporto centro bei sporto klubo Aerogym šventė. Renginį vedė klubo vadovė trenerė Jolanta Abramavičienė. Šventės programoje pasirodė mergaitės iki 9 metų amžiaus grupės, 10–11 metų, 12–14 ir 15–17 metų amžiaus grupės.
įprasta, nei vienas sporto renginys neapsieina be palaikymo komandos. Šioje šventėje dalyvavo šokių palaikymo grupė, trenerė Živilė Jefimenkė. Kai saulė nusibos, eisim pašoksim, mes kartu tolyti ryto. Tiek daug gražių žmonių, šoka kartu, nerūpi, ką man susirinkę. Kelk rankas, stovė aukščiau, dainuok tiek drąsiau dabar, nesustok, norim dar. Gyvėk visur dalyvauti čia, kur savo akise aistra, nešaukiam norim dar. Renginio metu įteiktos sporto centro padėkos už aerobinės gimnastikos puikius rezultatus merginų vienetų rungtyje vaikų amžiaus grupėje Giedrei Garuckaitei, Linai Taujanskaitei, Rugilei Balčiūnaitei ir Ugniai Garuckaitei. Jaunių grupėje Erikai Žavcovaitei. Sveiki gyvi jonaviečiai, turiu šiek tiek dovanėlių iš sporto centro mergaitėm. Norėčiau pakviesti į aikštelę už aerobinės gimnastikos puikius rezultatus merginų vieneto rungtyje vaikų amžiaus grupėje Giedrę Garuckaitę. Linai Taujanskaitei. Rugilė Balčiūnaitė. Dėkojame už visus rezultatus. Taip pat turime sesę Ugnę Garuckaitę. Jaunių grupė Erika Žavcovaitė. Už dalyvavimą tarptautinėse aerobinės gimnastikos varžybose ir čempionatuose merginų vienetų rungtyje jaunio amžiaus grupėje padėkos įteiktos Gabijai Radzevičiūtei, Danieliai Makarevičiūtei, Inesai Petrovai. Varžybose ir čempionatuose bei puikus rezultatus merginų vieneto rungtyje jaunio amžiaus grupėje dėkojame Gabijai Radzevičiūtei. Danielė Makarevičiūtė. Dėkojame Inesai Petrovai. Už nuoširdų darbą ir atsidavimą padėkos įteiktos sporto klubo Aerogym treneriai Erikai Baltrimavičiūtei ir klubo vadoviai bei treneriai Jolantai Abramavičieniai. Už nuoširdų trenerio darbą ir atsidavimą sporto klubui Aerogym nuoširdžiai dėkojame Erikai Baltrimavičiūtei. Už nuostabiausias mažas, didžiasias mergytės užaugintas Jonavos miestui dėkojame Jolantai Abramavičieniai. Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus padėkas už puikius rezultatus ir Jonavos miesto vardo garsinimą įteikė Jonavos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Majauskas. Parodomąją programą vainikavo visų mergaičių šokis Flashbomb.